Paleidus programą, jums pasileis programa ir mes matysime tokį pagrindinį langą. Šiame pagrindinėme lange mes matysime tokias korteles. Tai yra pradžia, mes matysim kortelę tiekėjai, apklausos, parametrų kortelę ir informaciją apie pačią programą. Grįžtame į pradžią. Pradžios lange mes matysime apžvalgą, tai bendrą informaciją, kiek yra koks bendras tiekėjų skaičius, kuriems tiekėjams reikia padaryti pakartotiną vertinimą ir tiekėjai šiuo metu dalyvaujantys vertinime. Prie įvykių mes matysime įvairius įvykius, tai yra kada pradėta apklausa, kas jau atsakė į apklausos klausimus ir kada baigta apklausa. Apklausą galima pradėti dviem būdais. Vienas iš jų tai yra naudotis naujos apklausos vedliu, o kitas būdas tiesiog eiti į apklausas ir čia sukurti naują apklausą. Mes naudosime naujos apklausos vedlį. Paspaudus naujos apklausos vedlį, pirmiausia mūsų paprašys įvesti apklausos pavadinimą. Įvedame kans prekės, kaip pavyzdys. Pasirinkame pradžios datą, pasirinkam pabaigos datą ir spaudžiame toliau. Tada mums reikia pasirinkti apklausos dalyvius, tai yra spaudžiam mygtuką plus ir pasirinkam apklausos dalyvius. Jeigu jie yra tame sąraše, jeigu jų tame sąraše nėra ir mes vykdome naują apklausą, mes turime spausti sukurti naują tiekėją. Čia mes turime įvesti informaciją, pavyzdžiui, UAB tiekėjas, supildom visą reikalingą informaciją ir labai svarbu yra tiesiog elektroninis paštas, jisai yra būtinas, nes juo bus išsiųsta informacija tiekėjui ir visi klausimai, kuriuos jis turės atsakyti. Išsaugojam, na ir pasirinkam šitą naują tiekėją ir pasirinkam dar du tiekėjus. Paspaudus toliau, mūsų paprašys įvesti apklausos įvadinį laišką. Tai yra laiškas, kurį taip pat gaus tiekėjas ir čia mes būtinai turime nurodyti savo kontaktinius duomenis. Na, galim parašyti labą dieną, vykdome apklausą, prašome atsakyti į klausimus. Pagarbiai kontaktiniai duomenys. Būtina nurodyti kontaktinius duomenys, nes būtent šią informaciją matys tiekėjas ir matys, kas vykdo apklausą. Visą laiką kiekvienam lange mes matysime pagalbos mygtuką, kuris nukreips į kitą puslapyje, kur bus paaiškinta, ką reikia pildyti kuriuose languose. Na ir toliau spaudžiame mygtuką toliau. Ir čia mūsų prašo įvesti apklausos klausimus. Apklausos klausimus galima įvesti dviem būdais. Vienas iš jų tai tiesiog mes įvedinėjame rankiniu būdu. Turime spausti pliusą ir klausimai yra dviejų tipų. Na šiuo atveju aš ištrinsiu. Dviejų tipų yra, tai yra kainų klausimai ir kiti klausimai. Visi, kurie nesusiję su kainomis. Tai yra pristatymo terminas, tai yra apmokėjimas, tai yra kokybės sertifikatų turėjimas ir taip toliau. Tai šiuo atveju mes galime rankiniu būdu viską pildyti, arba kitas būdas yra tiesiog pasirinkti šablonus, nes čia yra viena iš galimybių užkrauti apklausos klausimų šabloną ir mes jį paspaudus iš karto turime šablonų sąrašą. Šiuos šablonus taip pat programoje galima susikurti atskirame lange, vėliau parodysiu, bet šiuo atveju čia jau yra sukurta, mes pasirinkame vieną iš jų kanceliarinės prekės, pasirink spaudžiam ir mums iš karto užkrauna visus klausimus. Kas yra svarbu čia, tai mums yra svarbu tiesiog pasirinkti ties kiekvienų klausimų svarbumą, kas mums yra svarbu. Na pavyzdžiui, per kiek laiko pristatote prekes. Ir mes čia turime pasirinkti, jeigu mums yra svarbu, kad kuo greičiau pristatytų prekes, mes turime suteikti didžiausią svarbumą, tai yra paspaudžiame šią rodiklėlę ir mums rodo svarbumus. Tai yra pats didžiausias svarbumas per 3 dienas. Tie patys svarbumo negali būti visiems variantams, nes jeigu mes, pavyzdžiui, čia pasirinksim irgi 10, kad irgi yra svarbu, tai programa automatiškai mums parodys raudoną spalvą, kad tai yra neteisinga, mes turėsime pasirinkti mažesnį svarbumą. Tuo tarpu klausimai gali būti to paties svarbumo, bet variantai kiekvieno klausimo negali būti to paties svarbumo, tiesiog turi skirtis balai. Kai mes pasirinkam šitus klausimus, mes tiesiog arba galime saugoti, arba tiesiog pradedam apklausą. Ko sistema mūsų paprašo, tai ir norime išsaugoti šios klausimus kaip šablonus, na, galime sakyti, taip, išsaugokite, čia mes parašome šablonas, na, kaip pavyzdys 3, spaudžiame saugoti ir tada pradėta apklausa. Taip, apklausa pradėta. Ir automatiškai mes pagrindinėme lange jau matom apklausa kanceliarinės prekės pradėta. Ir po to, kai tiekėjai atsakys klausimus, mes spaudžiame atnaujinti arba sistema pati kas 10 minučių atnaujins, nes mes parametruose galime nusistatyti, kaip dažnai atnaujinti tos duomenys. Kas dar yra svarbu, kad parametruose mes galim nusistatyti, po kiek dienų rekomenduoti pakartoti apklausą. Tiesiog sistema mums primins pagrindinėme lange, štai čia, kad tiekėjai, kuriems reikia pakartoti vertinimą, jis parodys kuriems tiekėjams.
Kai apklausa įvyksta ir yra atsakomi visi klausimai, tai tada čia yra tiesiog kanceliarinė prekių, kai baigsis apklausa, statusas bus baigta ir mes einam į apklausas, matom dabar vykdoma, bet jinai dar nepasibaigus, nes tiekėjai neatsakė. Tada mes spaudžiam 2 kartus ir mes einame į rezultatų kortelę ir matome, kokie tiekėjai čia yra ir matysime, kokie bus jų atsakymai. Tiesiog mes čia galime įsiskleisti ir matyti kiekvieno iš jų atsakymus. Kai bus visi atsakymai, mes galėsime tuos rezultatus atsispausdinti. Tai tiesiog mes spausime spausdinti rezultatus ir mums programa automatiškai atspausdins visus rezultatus ir tuos rezultatus mes galėsime pateikti tiek savo vadovui, tiek prisekti prie įvairių ataskaitų. Sakykime, pagal ISO 9001 kokybės vadybos standarto reikalavimus turi būti atliekama tiekėjų vertinimas periodiškai ir mes šią ataskaitą galėsime prisekti, mes ją galėsime eksportuoti į Excelį, į PDF formatą, kokio tik tai jums reikės. Kas dar yra svarbu, kad įvykdžius apklausas mes galime išsiųsti atmetimo laišką tiems tiekėjams, kurie tiesiog pralaimėjo tą konkursą. Tai šiuo atveju mums neduoda sistema jo daryti, mes turime pasirinkti tiesiog tą apklausą, kuri yra baigta. Gerai, mes pasirinkam, pavyzdžiui, šitą yra baigta apklausa ir mes rašom atmetimo laiškas, pasirinkam tuos tiekėjus, kuriems norime išsiųsti atmetimo laišką. Mes juos galime panaikinti, mes juos galime pridėti iš sąrašo, kuriems mes norime išsiųsti tą laišką. Ir čia parašome, atsiprašome, bet jūsų pasiūlymas buvo prastesnis nei kitų tiekėjų ir tiesiog išsiunčiame žinutę, kad atsiprašom, tiesiog jūs nelaimėjote šito konkurso. Ir sistema automatiškai išsiųs.